Taip, ačiū gerbiama pirmininkaujantį. Kadangi krašto apsaugos ministro nėra, tai gal tada užduosiu klausimą premjerei. Krašto apsaugos ministerija jau tampa tokiu turbūt pačiu vienu iš didžiausių valstybinių pinigų naudotojų, todėl kad yra labai didelės apimties pirkimai ir tai yra iš dalies suprantama, tačiau kai kuriuose objektuose ir dabar yra surandami tam tikri pažeidimai. Ir todėl aišku, kad neramina ir valstybės kontrolieriaus šiandieną įsakytas teiginys, kad 76 milijonų negalėjau skaityti. Tai mano klausimas toksai, ar jau yra nusistovėjusi tam tikra sistema, strategija, kaip yra atrenkami ateities pirkimai, nes buvo daug diskusijų dėl bokserių, po to tankai, dabar yra dronai ir natūralu, paskui ateis vėl kiti, kai sako, pirkimai. Tai mano klausimas būtų toks, ar yra ta sistema, veikia ir ar ministras yra nusiteikęs, kad ateityje tam tikrų pažeidimų nebūtų. Na, man atrodo, kad tikrai per visą kadenciją stengiamės kur, bet krašto apsaugoje siekti maksimalaus skaidrumo, todėl kad biudžeto augimas buvo labai spartus ir labai didelis, tai dvigubas biudžetas per 2 metus ir tokiais atvejais visą laiką reikia jau geriau, taip sakant, 3 kartus patikrinti, negu 1 kartą suklysti. Bet žinot, čia yra skirtingi turbūt atsakymai priklausomai nuo to, apie kokią situaciją kalbam. Todėl, kad vis tiek strateginiai kažkokie įsigijimai, tie pirkimų planai ilgalaikiai, tai jie yra iki valstybės gynimo tarybos svarstomi ir ten yra žinoma, kokius pajėgumus mes vystom, kokiais terminais, ten yra sutariama. Aišku, kai prasideda konkretūs pirkimai, tai ten kaip ir su visais pirkimais atsiranda jau kažkokių niuansų, ten ir kainos, ir pristatymų, ir su ginkluote. Jūs puikiai žinote, kad tai turbūt yra vienas iš tų tokių tankiausiai pasitaikančių dalykų, kur pristatymo terminai nuo pradinių susitarimų labai dažnai smarkiai skiriasi, nors mes siekiam, kad tie skirtumai būtų kaip įmanoma mažesni, nes mūsų interesas yra tuos pirkimus įvykdytus turėti kaip įmanoma greičiau. Bet aš manau, kad komitete, juk jūs, gerbiamas Zigmantai, tikrai galit krašto apsaugos ministrą pasikviesti ir ten jau tuos konkrečius dalykus jis jums tikrai mielai pristatys. Na, mano reikalavimas yra labai paprastas, kad būtų skaidru, todėl kad biudžetas yra didelis, pinigai yra dideli ir atsakomybė prieš visuomenę yra didžiulė.